aš turiu tokią nuojautą, kad vis dėlto klientai pasirenka savo meistrę, tai yra tai, ką mėgsta meistrė, dažniausiai mėgsta jo klientai arba atvirkščiai. Meistras pagal klientus ar ne, pasirenka savo paletę. Tai ko gero mes su mano klientėm labiausiai mėgstam natūralius atspalvius, tai yra įvairūs nude atspalviai, milky, šiek tiek blizgučio, bet labai svarbi estetika. Nors man tiesą pasakius visada labai smagu, kai ateina jaunimas su kokiu nors tikrai iššūkingu ir net iššaukiančiu dizainu, nes tai iššūkis man, tai yra įdomu, tai yra spalvinga. Tai žodžiu, jeigu kas norit, labai kviečiu, aš turiu ir piercingą, dirbu su stempingo, įvairiom technikom, tai labai laukiu įvairių klientų. Dabar galvoju tikrai nedažnai ir dažniausiai tam yra kažkokia svarbi priežastis, ištinka gyvenimas, sugedo mašina, susirgo vaikas, mama ar panašiai, bet klientai visada stengiasi apie tai pranešti ir skambina visais kanalais. Štai ir vakar dėl labai blogo oro klientė negalėjo ateiti, bet tikrai praneša. Žodžiu, aš manau, kad mes visi dabar labai taupom savo laiką, saugom kitų ir mūsų salono klientai labai kultūringi ir labai pagarbus, todėl mes juos labai mylim.